tada sakyčiau pažaisim. Taip. Žaisim toliau. Žaisim toliau. Žaidimas geras. Paprastas įrankį nereikia. Visiems patinka. Turiu du tušinukus ir mes vieni kitiems juos pardavinėsim. Ir galima tušinukus perduoti tiesiai. Tarp lygiai grečiai arba sukryžiuoti. Taip. Ir turit būtinai sakyti. Bet aš galiu sakyti, perduodu lygiai grečiai. Ačiū. Čia man pavyzdys. Ir visi tai perduodam. Ir mes sutarę, su Gintarė sakysim, kad ar teisingai ar neteisingai. Taigi, perduodu sukryžiuotai. Teisingai. Perduoda lygiai grečiai. Teisingai. Perduodu lygiai grečiai. Ačiū. Perduodu sukryžiuotai. Ne. Ne. Tai jau atiduok dabar. Atiduok. Ir turit pagauti, kur yra dabar esmė. Kas supranta šitą žaidimą, mes pamatom visą laiką paklausim. Kas pagavo esmės, kas čia vyksta? Teisingai. Ačiū, perduodu lygiai grečiai. Neteisingai. Perduodu sukryžiuoti. Teisingai. Lygiai grečiai perduodu. Neteisingai. Perduodu sukryžiuotai. Teisingai. Perduodu lygiai grečiai. Neteisingai. Perduodu sukryžiuotai. Teisingai. Tai gal Taip, paimk. Jau indėlį tą taip. Perduodu lygiai grečiai. Ne. Aš perduodu sukryžiuotai. Teisingai buvo. Kas suprato prieštaratą? Ne. Kol kas, asme, jeigu manot, kad supratot, iškart sakykit, bet asme, neišsiduokit iš karto, mes pažaisim kelis ratus ir tada žiūrėsim, kas gausis dar. Perduodu lygiai grečiai. Perduodu lygiai grečiai. Perduodu sukryžiuoti. Ne. Perduodu lygiai grečiai. Ne. Ne. Perduodu lygiai grečiai. Taip. Perduodu sukryžiuoti. Taip. Perduodu lygiai grečiai. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Perduodu lygiai grečiai. Ne. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Perduodu lygiai grečiai. Ne. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Ir buvau teisi. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Perduodu sukryžiuotai. Taip. Sukryžiuoti. Sukryžiuotai. Taip. Lygiai grečiai. Taip. Sukryžiuoti. Taip. Sukryžiuoti. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuoti. Taip. Dabar pauzė, kas suprato, ar pagavo jau kažką, tai kas čia kur. Daugmaž, ne? Dar padarom kelis ratus? Padarom dar. Stebėkit, viską labai didžiai. Lygiai grečiai. Taip. Perduodu sukryžiuotai. Ne. Perduodu sukryžiuoti. Ne. Ne. Perduodu lygiai grečiai. Ne. Lygiai grečiai. Kuo labiau Ne. bandai suprasti. Sukryžiuoti. Taip. Sukryžiuoti. Ne. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Lygiai grečiai. Taip. Perduodu sukryžiuotai. Perduodu lygiai grečiai. Stebėkit viską. Lygiai grečiai. Taip. Lygiai grečiai. Ne. Lygiai grečiai. Ne. Sukryžiuoti. Taip. Sukryžiuoti. Taip.
Jūs jau pagavote dabar, ne? Aš nežinau. Nes tu dar klaidos nepadarai. Tu klaidos nepadarai, tu pagavai dabar, ne? Ne, aš. Tu klaidos dar ne vienos nepadarai, tai tu čia laimės kūdikis. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Pagaliau. Pagaliau ne. Sukryžiuotai. Taip. Nors vieną. Lygiagrečiai. Lygiagrečiai. Sukryžiuotai. Taip. Taip. Sukryžiuotai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Lygiagrečiai. Ne. Ilgai. O, tai man klaida. Pasakiau. Taip. Kai tu suvaidini, aš visada. Sukryžiuotai. Taip. Kaip? Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Lygiagrečiai. Taip. Mes pagavom. Lygiagrečiai. Taip. Sukryžiuotai. Ne. Ne. Lygiagrečiai. Ne. Tada Taip. Sukryžiuotai. Sukryžiuotai. Taip. Sukryžiuotai. Taip. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Taip. Sukryžiuotai. Ir taip. Lygiagrečiai. Taip. Sukryžiuotai. Ne. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Kryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Taip. Sukryžiuotai. Oi. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Aš taip bandžiau. Čia buvo, ne? Sukryžiuotai. Taip, pertrauka. Sukryžiuotai. Kas sukryžiuotai? Lygiagrečiai. Ne. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Lygiagrečiai. Sukryžiuotai. Lygiagrečiai. Lygiagrečiai. Ne. Sukryžiuotai. Taip. 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 Sukryžiuotai. Taip. Pertrauka dabar truputėlį. Tai suprantu, pagavot jūs. Yra dar kažkas pagavusi? Dar žaidžiam? Taip. Paaiškink. Ne, žaidžiam. Ne, gal tiesiog bus naudinga, jo, nes jau apie nemažai ratą. Naudingiau, kas bus paaiškinti ir kad žaisimėm toliau. Paaiškinti. Sužaidžiam dar vieną ratą. Gerai. Perdodu sukryžiuotai. Perdodu lygiagrečiai. Ne. Ne. Stebėk. Sukryžiuotai. Taip. Sukryžiuotai. Taip. Sukryžiuotai. A, tai lygiagrečiai. Taip. Taip. Supratau. Stebėk. Sukryžiuotai. Vieną ratą išdaka. Taip. Stebėkit. Perduodu lygiagrečiai. Aš nebuvau pagalvojama. Tai supratau, pagavo tiesę, ne? Jūs šitą turėtų ar ne? Su kojom, viskas per koją, ne? Tai vėlgi, kas čia vyko dabar? Kodėl mes žaidėm šitą žaidimą? Kalbant apie mainus, apie kažką kultūrinį. Ką sunku pastebėti. Kas dar kokios idėjos, tas nestebėti kažką, ką sunku pastebėti. Ir kas čia buvo, kalbant apie moksleivių mainus, apie tarpkultūrinį bendravimą, dvi kultūras ir taip toliau panašiai. Kas čia buvo? Kad kartais gal nesuprantam, kodėl kažkurių kultūrų žmonės daro būtent taip, o ne kitaip. Ir nesuprantam arba nepastebėm tos priežasties, dėl ko jie taip daro. Teisingai. Jeigu pas mus tai neįprasta. Bet tau reikia pažinti ir suprasti, ar ne? Nori, tarkim, pažinti, bet nesupranti kodėl, ar ne? Taip, ir reikia stengtis pastebėti, bet kaip ir čia būtent.
Teisingai. Kas dar kokių pastebėjimų? Kai žiūrėsi su žmogum, tai nežiūrėsi jo paveikslą. Viską reikia stebėti. Mes prieš tai sakėm, stebėti visumą visą laiką reikia. Į laiką vakarą. Ne vien kūno kalba. Kas dar kokių pastebėjimų turit? Kad smulkmenų nėra. Tai man viskas yra svarbu. O kokie sunkumai buvo, tarsi jau paminėjo, kad nėra smulkmenų, yra visuma. Kas dar buvo sunku čionai? Jau kadangi prašėm, kad paaiškintumėt, kas čia vyksta ir turbūt, jau nusibodo gal netgi kažkiek, nes tie, kurie nesuprato ir dauguma. Jau nusibodo ir norėjom kažkiek bent jau pagauti, kas čia vyksta. Tas labai geras kaip uždavinys maždaug, kad grinai tu visą laiką stebi, ką kiti daro, maždaug žinai, kas yra gerai, kas yra blogai, ir tada darai išvadas. Nes tas žaidimas skirtingom formom įvairiai yra žaidžiamas. Ir dėl to svarbu pasibėti ten kartu žodžius, ten va ir kūno kalbą, ir ten kažkokius gestus. Labai labai daug viską reikia apimti, manau, kad ir per kultūrą yra tas svarbu, kad kai bendrauji su žmogumi, ne tik, kad kreipdėmės, sakykim, vieni jo kūno kalbą arba vieni žodžius, bet yra visą tą neverbalinį, viską apimti stengtis kokį. Labai patiko man tavo įsireiškimas, kad yra iš esmės daug tokių žaidimų, bet yra kabliukai skirtingi, ne? Tai yra daug tautų ir visur žmonės, ne? Visur yra šalis, visur miestai, visur tautos, bet va tie kabliukai, kur yra kultūra vadinama, ką tu turi pagauti visą laiką, ne? Tai ką realiai jums reikia daryti, norint pažinti kultūrą? Pastebėti tos kultūros skirtumus. Ir ką tada daryti, kai jūs jau pastebėt, pagaunat išvadas. Prisitaikymas. Mes jau priėjom prie trečios dalies pristaikymo. Pastebėjot. Aš nežinau, ką pastebėjau, kai visada daugumą iš jūsų duodavo sukryžiuotus, žiūrėdavo sukryžiuotus. Jeigu lygiai grečiai žiūrėdavote akis. Matai, jau pastebėjimas. Čia nepastebėjau, bet irgi galim. Yra daug painiojančių dalykų. Tai iš esmės tai nėra lengvas darbas prisitaikyti, ar ne? Labai daug reikia ką pastebėti, labai daug ką padaryti išvadas, pabendrauti su žmonėm, pamatyti labai daug kultūros elementų, kad tu galų gale galėtum prisitaikyti prie to. Dažniausiai, nesakau, kad 100% visada, bet prisitaikymo sunkumai, nes tai yra iš tikrųjų sunku, priveda prie kultūrinio šoko. Toks yra procesas, tarpme, kai yra kultūrų mainai, nesvarbu, tu dirbi, mokaisi, studijuoji tenai, nesvarbu, jeigu tai ilgesnio tarpsnio dalykas, tai yra kultūrinis šokas, kai kuriems netgi pasitaiko greičiau, netgi per porą mėnesių. Tai tu gali išvažiuoti tik porą mėnesių, bet tau gali tai pasitaikyti. Jeigu tu nesi pasiruošęs mainams, nesi pasiruošęs kitai kultūrai, prisitaikyti prie jos ir priimti. Tai aš dabar nupiešiu ir trumpai papasakosiu skalėje, kaip tai atrodo, ne? Čia bus jūsų pradžia, kai jūs atvykstate į naują valstybę, ne? Pradžia. Čia kur nors yra grįžimas. Tai kai jūs atvykstate į naują valstybę, ne? Svajojot važiuoti tenai, tarkim, planavot labai ilgai ir išsirinkot valstybę iš savo svajonių sąrašo ir ten seniai norėjot apsilankyti. Jūs jau nuo čionai, aišku, truputėlį buvo nerimo, čionai ruošitės ten visokius dokumentus ir taip toliau ir panašiai. Išvažiavot ir viskas čionai yra nuostabu, viskas nauja, visur keliaujat, pažįstat, tikėjotės turbūt blogiau negu yra, ten visko, nauji žmonės, nauji draugai, universitetas, mokykla ir darbas ten yra idealus, viskas patinka, su jums bendrauja, draugų susiranda, namų nesilgit, viskas yra tiesiog, puikiai, geriau negali būti, naujas maistas, nauja aplinka, naujas rajonas, nėra tėvų ir taip toliau ir panašiai, viskas vaigi čia kyla. Maždaug praeina 2-3 mėnesiai ir prasideda tai, kad pasilgstat mamos maisto. Nuo to prasideda. Mama rašo virksmingus laiškus, kaip grįš namo, nes pasilgo. Jūs irgi suprantat, kad pasilgot savo draugų, savo lovos, savo rajono ir savo automobilio ar, autobuso, kurio važinėjate į mokyklą. Jūs pasilgot valgyti sumuštinius normaliai su agurko, ne su paprika ant viršaus, kaip vengrai valgo, arba kaip su šakutė ir peiliu, kaip danai valgo. Jums tai nusibodo, kad nerandat normalios grietinės parduotuvėje ir negalit pasirinkti cepelinų su spirgučiais ir taip toliau ir panašiai. Ir apskritai visi nustojo su jums bendrauti, jūs niekam neįdomus, viską pamatėt, pažiūrėjot, sėdit namie ir neturit ką veikti. Iš viso visi nusibodo, dar susipykot su draugais ir esat vienas kambarį. Va čia kultūrinis šokas vyksta. Bet taip, susideda viskas, ko jūs neturit ir kas yra viskas jūs pavargsta taikstytis. Iš pradžių jums labai smagu prisitaikyti ir nauji dalykai, priimti viską.
gal jums ir nelabai skanu, bet jūs paragausit, nes labai skanu, bet ateina tas momentas, kai jūs pagaliau nusibostum ragauti, norit normalaus maisto, jums nusibostat taikytis prie žmonių, norit pabendrauti su savo žmonėms, su kuriais esat jau pažįstami ir žinot, kaip su jais bendrauti, jums tiesiog pabosta taiksytis, arba jūs netgi pavargstat. Pirmiausia, ateina pabodimas, paskui pavargimas, kad jūs grįžtat namo ir nebenorit nieko, tik namo, kad jums reiktų galvoti, taikytis čia prie visko, kalbą dar mokytis. Iš viso mūsų moksleiviai mokosi kalbą. Ne per visas menų programas tiesiog važiuoja kalbą mokytis, kartais važiuoja tiesiog į anglakalbę šalį, kur tu tiesiog tobulini. Kiti moksleiviai mokosi kalbą nuo nulio, tai jiems dar yra nauja kalba, dar ir tėvai rašo laiškus visokius, tau pasakai, kad biški bliūdna, tai tada išpučia burbulą, kad tau yra tragedija, grįžk namo. Tai visko būna ir pagaliau visos tos emocijos, dažniausiai emocijos nuveda čionai. Kas pasireiškia per kultūrinį šoką? Kas iš esmės, kaip atpažinti, kad tai vyksta kultūrinis šokas? Tai pirmiausia, apima bejėgiškumo jausmas. Ir kad jūs priklausot nuo kažkokios tautybės žmonių ir norit savo lietuvių žmonių, su kuriais esate užaugę ir nusibodę tiesiog priklausyti, norit bendraminčių tiesiog, nes jūsų nesupranta. Pyktis atsiranda visiškai nereikšmingos situacijos, viskas pykdo iš esmės, belia ką jūs darytumėt, viskas supykdo jūs. Irzlumas, tampat labai irzlus, nuobodu, nes viską jau, kaip sakiau, pažinot ir nieko jau nėra naujo, viskas, kaip ir sakoma, pažinta, bet dar ne iki galo, bet nuobodu. Atsiribojimas, nebenorit bendrauti su nieko, nes tiesiog erzina visi žmonės. Nenoras mokytis kalbos, čia aišku būdinga ten, kur tu važiuoji mokytis tą kalbą. Net ir kartais anglakalbė šalis, tiesiog žmonės važiuoja patobulinti savo kalbos ir tiesiog pavargsta nuo to, nori lietuviškai kalbėti. Verkimas gali užeiti, tiesiog jautrumas padidėjęs labai. Padidėjus gali būti baimė, kad čia labai nesaugu aplinkoje, gali čia mane apiplėšti, dar kažkas įvykti, tiesiog toks nesaugumo labai jausmas apima. Nebenorit bandyti jokių naujų dalykų absoliučiai ir baimė atsiranda kažkokia nauja kažką išbandyti. Sunkumai bendraujant čia vėl nuo to, kad jūs atsiribojat nuo žmonių, jūs ir nebenorit jais bendrauti ir nesimezga visiškai kalba. Staigiai gali būti, kad pradėsite idealizuoti savo kultūrą lietuvišką, tarkim, pradėti lyginti, kokie šitie vokiečiai, nenusiboda mane, bet lietuvių, kad būtų čia labai faina. Tiesiog pradėti idealizuoti, nors anksčiau to nedarydavo, tiesiog natūraliai priimdama tai. Man labai patiko vienos vokietės, jeigu moksleiviai Lietuvoje, pavyzdys, kad tą akimirką netgi šunys toje šalyje atrodo kvailesni negu savoje šalyje. Tai taip, ir tai yra tiesa. Dar kokie požymiai gali būti miego trūkumas, norėjimas visą laiką, toksai pavargimas, vėlgi su pavargimu susiję, persivalgymas arba apetito dingimas. Čia vėl viskas su stresu, nes šitie dalykai, kultūrinis šokas, visas tai sukelia stresą, tai čia iš esmės beveik panašus dalykai, ką stresas sukelia, tai ir kultūrinis šokas panašius dalykus sukelia. Gali būti kai kuriems ir fiziniai simptomai, pilvo skausmai, tarkim, pykinimas ir taip toliau. Čia vėlgi su stresu susiję. Tai kaip matote, mainų programų dalyviai, apskritai kas išvažiuoja kitą kultūrą, gali susiduria su tikrai dideliais iššūkiais. Ką daryti, kad to išvengti? Susirasti bendraminčių, kad nuraminti tėvynės ilgesį galų gale, nes to šaly tikrai bus lietuvių, nors vienas, kurį galima susirasti ir labai lengva susirasti, tai labai lengva padaryti. Persilaužti kažkaip ir pasistengti, eiti, daryti, kažką išbandyti naują, užsirašyti naują kažkokį būrelį, galų gale, kurio Lietuvoje niekada gyvenime nepabandytum, boksą pavyzdžiui. Kai viena mergaitė 43 kg tokia, pavyzdžiui, išbandė boksą. Lietuvoje niekada gyvenime to nebandytų, bet paėmė, užplūdo kultūrinis šokas, mokykloje pradėjo vaikščioti stalais, kad ją pastebėtų klasiokai ir nuėjo lankyti boksą. Tai yra savirealizacija, kažkas naujo, išbandymas, atitraukimas savo minčių nuo kažkokių blogų emocijų. Tai pradedat lankyti kažką naujo, sutinkat su lietuviais, žiūri, kad jau visi bendrausim pradėjot, kad atsirado visai naujų dalykų, kurių dar ir nebuvot atradę, nors galvojat, kad viską jau matėt toj šaliai. Matot, kad jau visai yra skanus tie sumuštiniai su paprikom, ir grietinės jau nebereikia, ir cepelinų kažkaip tai mama atsiuntė paštu, nežinau, pelekas. Tiesiog viskas pradeda darytis taip savaime natūraliai kaip namie, namai tampa namais, šeima tampa šeima, draugai tampa jau draugais ir ta šalis tiesiog tampa šalim. Ir tada atsiranda tas geriausias laikotarpis, kuris dažniausiai, jeigu taip imant metų laikotarpį, mes praktiką turim su metų laikotarpiu, tai antram semestre, tai tas ateina. Ir paskui, kai artėja grįžimas namo, vėl viskas pradeda kristi, kaip nieks nenori grįžti namo. Ir kai grįžta namo, vėl atsiranda čia. Ir tada tampa atgalinis kultūrinis šokas, kai grįžti namo. Nes iš esmės, kodėl taip įvyksta? Nes šitoj stadijoje jūs tampa tiesiog tos šalies piliečiais, aišku, netampa 100%, kaip sakiau, tos kultūros dalim netapsit, bet jūs tampa turbūt labiausiai, kiek įmanoma jau prisitaikyti ir viskas tapo labai gražu.
ir paskui jūs tiesiog nebenorit grįžti, nes kai grįžtat, jums vėl viską, beveik viską reikia iš nuo nulio statytis. Jeigu po metų, po 2, po 5 grįžtat iš kur nors, tai viskas gyvena, žinai, ir jūs norit grįžti tiesiog. Tai būna atgalinis kultūrinis šokas su tais pačiais požymiais, su tais pačiais sprendimo būdais, ką daryti iš esmės. Iš tikrųjų, aš galiu papasakoti ir savo patirties. Man kultūrinis šokas buvo spalio mėnesį pakankamai anksti. Ir iš tikrųjų taip ir prasideda, kad aš grįždavau po mokyklos, mano mokykla baigdavo 4:30 vakarą. Grįžti 5, pavalgai 6, 7 jau mėgoti eini. Nes jauties toks pervargęs nuo visko, nuo tos kalbos, nuo tos mokyklos. O ir su klasiokais dar nesutariau, ir surelių nebuvo, kurios Lietuvoje labai mėgsta. Ir geriausia draugė Lietuvoje, ir ta šeima, jie yra visai man svetimi žmonės realiai. Taip, puiku, ačiū, kad priėmėt, bet jie vis tiek lieka kol kas dar svetimi. Ir kažkaip pradėjau ir sirgti, ir tada į mokyklą negalima, tai tada sėdė apskritai vienas namuose, neturi ką veikti, nei ten tos televizijos labai supranti, nei ką. Man viskas prasidėjo tas, aš labai daug praverkiau, kokias 3 dienas iš vien verkiau, aš nešnekėjau su savo haustėvais, kas yra, iš tikrųjų blogai, nes reikia su išnekėti, nes yra artimiausi žmonės, kurie gali padėti. Bet aš nešnekėjau, o kai šnekėdavau su savo tėvais būdavo dar blogiau, nes tai atsimenu jau ir kaip tėvų pasiilgsti, ir šuns, ir katės namuose. Ir tada viskas prasidėjo nuo to, kad aš visada rašydavau melą savo draugams, visada rašydavau, man viskas gerai, viskas yra labai tobula. Nes ką ten pradėsi sakyti, kad viskas blogai. Ir iš tikrųjų parašiau savo pusbroliui, kad nieko čia gero, apskritai noriu namo, noriu iš čia išvažiuoti. Ir tada iš jo gavau labai motyvacinį tokį laišką, supykau, išsiverkiau, tai grįžau ir supratau, kad jis yra teisus, kad aš kažkur turiu kabintis, kažką veikti, kažką daryti. Negaliu sėdėti namuose. Ir tada iš tikrųjų aš suradau tiesiog bendraminčių mainų moksleivių, kurie buvo svetimuose miestuose, bet jie buvo toj pačioj situacijoje kaip ir aš. Ir būtent ne su lietuviais, bet su užsieniečiais, bet taip pat mainų moksleiviais aš pradėjau bendrauti. Nes ir jiem buvo blogai ir mes pradėjom dalintis mintimis ir tada užsirašiau į molio lipdymo būrelį. Man tikrai nekas su molio. Ir gitarą pradėjau mokytis groti, ir kažkaip su tais klasiokais pradėjau bendrauti. Ir kažkaip taip ir išėjo, kad jau kažkur po 2 mėnesių mano host šeima man tapo kaip antrąja šeima. Nors per interviu dar darė, kiek atsimenu, sakiau, kad kaip gali svetimi žmonės tapti kaip šeima. Tai yra neįmanoma, bet iš tikrųjų taip tampa. Ir jau grinai antras pusmetis buvo pats geriausias laikotarpis. O grįžtamasis kultūrinis šokas buvo daug baisesnis negu pirmasis šokas. Bet čia vėl visiems yra skirtingi. Vieniem vėliau, kitiem anksčiau, kitiem nebūna. Nebūna kartais. Tas jisai būna pasireiškia, pavyzdžiui, vieną dieną jums ten, ilgesys namų labai apninka, toks, koks ne visada. Ir viskas, ta viena diena praeina, išsimiegat ir vėl gerai. Tai visiems būna tiesiog, kurie nepastebi. Tiesiog antiekiai būna jau nuo pat pradžių susiradę veiklos ir taip jau klostosi tas visas buvimas kažkur tai kitoj kultūroje taip sėkmingai, kad tiesiog jie net nepastebi, kad toks įvyko dalykas. Jiems buvo kažkaip sunkiau, gal ten neatkreipė dėmesio. Arba būna tik vienas šokas, kad grįžti reikia. Taip. Ir iš tikrųjų šokas kultūrinis, kiek aš bendrauju su žmonėm, kurie arba važiuoja padirbėti, stažuotės į užsienį, vyresniai žmonės, arba studentai, kurie Erasmusą netgi važiuoja semestrui. Tai visiems būna, nepriklausomai nuo amžiaus. Tai va dėl to mes iš esmės tai, ką mes jums šiandien pasakom, rodėm, tai turbūt 5 kart daugiau, nes tai būna savaitgalio trukmės, mes ruošiam moksleivius, kas jų laukia, kad jie patys suvoktų, kas tai yra. Mes tos pačius žaidimus su jais žaidžiam, kad jie patys, nes kodėl mes žaidžiam žaidimus, o ne pasakojam. Mes galėjom jūs labai gražiai PowerPoint'ą paruošti ir parodyti, bet ir jūs atsiminsit kažką. Bet kai patys sugalvojat, jūs žymiai geriau atsimenat, ar ne? Nes nors jūs patys tai suvokėt. Ir moksleiviai važiuodami, jiems yra interesas, nes jie ten važiuoja, jiems svarbu suprasti, kodėl tai bus, kas bus su jais, ir mes juos ruošiam. Ir iš paskutinio šitos kalbos apie kultūrinį šoką, kaip matot, tai nėra lengva, tai nėra šiaip, ką mes siūlom atostogos prie jūros, viskas įskaičiuota, tikrai taip nėra. Ir dar tu labiau siūlomės tai moksleiviam, galų gale ką tik sakiau, kad tai nebūtinai moksleiviai. Tai yra tikrai iššūkis didelis. Jūs turite važiuoti, jeigu ilgesniam laikui į naują kultūrą, jūs turite ją pažinti, prisitaikyti, tai labai daug jėgų reikalauja. Ne kiekvienam lemta toks dalykas. Mes rengiam atrankas, žinau, kad ir kitos įmonės organizacijos, kurios stažuoti siunčia universitetai, jie daro irgi atrankas kažkokias. Tai.
Nes tikrai ne visiems moksleiviams skirta. Tai pas mus atranka būna gyvas pokalbis, nes kitai būtų labai sunku pagal popieriukus įvertinti, koks žmogaus galimybės prisitaikyti prie naujos kultūros. Tai dažniausiai būna pusvalandžio 45 minučių gyvas pokalbis su 3 moksleiviais, 3 mūsų organizacijos atstovais, 3 moksleiviais, grupinis interviu vadinamas. Ir vėlgi su metodinėm užduotim mes vertinam jų gebėjimą prisitaikyti prie kitos kultūros, jų socialinius įgūdžius, bendravimo įgūdžius. Mes čia kalbėjom šiandien uždaras žmogus. Uždaras žmogus nebūtinai jis yra netinkamas važiuoti kitą kultūrą. Jis tiesiog jo toks būdas ir jis susiras kitų uždarų žmonių grupelę, gal jam bus sunkiau ir daugiau pastangų reikės, bet jis gali būti labiau motyvuotas negu už atvirą žmogų. Atviras žmogus bus be motyvacijos, jis sakys, išsiųskit, nes noriu patostogauti. Jis toks niekada nepritaps prie kultūros, nes jisai net nesistengs. Vertinam iš tikrųjų ir jų motyvaciją išvažiuoti, nes tai vėlgi yra iššūkis. Jeigu jie norės tik taip papramogauti ir atitrūkti nuo tėvų, tarkim, moksleiviai, studentai, mes norim išvažiuoti, pakeisti aplinką, kas bus, tas bus. Tai jie iš tikrųjų ir nepasims nieko iš tos kultūros ir galų gale palūž. Ir mes turim atvejų, kurie moksleiviai išvažiuoja ir po 2 savaičių grįžta, nors turėjo metam išvažiuoti, arba po mėnesio grįžta, tiesiog jie nebegali. Ir dažniausiai grįžtat per tą kultūrinį šoką, nes tai yra ir apsisprendimo laikotarpis. Ar aš bandau, ar aš tiesiog palieku viską. Tai va. Justė taip pat irgi praėjo interviu ir buvo vertinama ir reitinguojama po to visi taip moksleiviai, nes iš tikrųjų tokios mainų programos arba išvažiavimas apskritai gyventi kitą šalį, tas tarpkultūrinis bendravimas gali būti arba gyvenimas kitoje šalyje, nežinau kaip norim tai pavadinkim, gali būti ir kenksmingas. Tai dėl to labai svarbu pasiruošti tam. Nes jeigu žmogus sumaščiau šiandien ir išvažiuoju, ar moksleivis būtų, ar suaugęs žmogus išvažiuoju, visi turi pasiruošti tam tikrai. Visi šiandien sakėt ir pasiskaityti, ir pasidomėti, kur važiuoju, ir galų galia kiek įmanoma surinkti informacijos. Galų galia yra daug patirties, galų galia konsultacijų, ir kurie gali patarti, ką daryti, kaip daryti, ir skambinti, pasidomėti kontaktų, susirinkti galų galia ir taip toliau, nes gali būti tai tikrai labai psichologinis smūgis didelis ir ateitį. Tai va, tai tokia. Bet iš tikrųjų, jeigu darai viską gerai ir domiesi ir esi pasiruošęs, tai yra neįkainojama patirtis. Tai kaip pradžioje jau sakiau, mūsų organizacija tai yra tarptautiniai moksleivių mainai arba Youth for Understanding Lietuva. Yra tarptautinis tinklas Youth for Understanding, kiekvienoje šalyje yra tokia pat organizacija. Ir mes užsiemam vieninteliu, tai organizuojam moksleiviam mainų programas. Tai yra 15-18 metų. Jau su studentais nedirbam, jau su suaugusiais nedirbam, grinai dirbam su moksleiviais, kurie mokosi vidurinėse mokyklose arba gimnazijose, nesvarbu, ir nori išvažiuoti. Metam, semestrui, vasarai yra skirtingų tipų programos. Dažniausiai važiuoja metam. Jeigu važiuoja metam, gyveni priimančio šeimoje, vietiniai, eini vietinę mokyklą, taikaisi prie kultūros, pažįsti kultūrą, prisitaikai, mokaisi kalbą. Turbūt didžiausias aspektas šitos programos yra, kad tu gali išmokti per metus kalbą, jokių kursų nelankydamas, tiesiog dalyvaudamas tokioj programai. Nes tu esi įmetamas į tą kultūrą, į tą kalbą, tiesiog neturi kur pabėgti ir tiesiog tu ją išmoksti. Tai va, mes tą ir darom iš esmės. Vienas žmogus pasakoja, buvo pagal programą Jungtinėse valstijose ir grįžo po metų ir sako, angliškai dabar turbūt gerai kalbėjai. Buvo, sako, rusakalbė šeima, tai rusiškai moku. Tai labai, bet iš tikrųjų čia dviguba patirtis yra, tu ir angliškais, bet kokia atveju mokykloje tai angliškai pramoko ir dar plus rusiškai išmoko, tai čia dar didesnė patirtis iš tikrųjų. Bet sakykite, kaip išvažiuoja metam į kitą šalį grįžti, bet vis tiek turi tą pačią klasę. Čia jau priklauso, kaip su mokykla sustarsi. Negaliu pasakyti, kad bus tai būtinai arba taip. Pas mus nėra kažkokių įstatymų, kurie draustų iškart eiti. Skaičiau tokį straipsnelį, buvo kaip išvažiavusi į Lietuvą ir vis tiek turėjo. Taip, ta prasme, čia jau priklauso pirma, ko tu nori, prieš išvažiuodamas netarti su mokykla. Nors tu pasakai savo norus mokykla išsako savo kažkokius, tai nes yra begalės būdų, ką gali padaryti, jeigu mokykla labai atvira ir nori tau padėti, ir tarsi tu prašai, sakai, noriu taip, ar gali padėti, su mokytojais gali sutarti. Nes kai kurie direktoriai sako, tarkim, mes užskaitysim tau kursą, jeigu atsiskaitys tam tikrus dalykus, tai gerai sutari su mokytojais, sutark, ar galit jūs man užduotis, aš grįžtu atsiskaitysiu. Tai kai kurie daro, tarkim, lietuvių kokios matematikos, istorijos, tarkim, kažkokias užduotis, tokias, kur jau tikrai lietuviškai ir ką mes mokomės. Visą kitą ten mokosi, skaito pagrindinius dalykus, eina toliau. Kiti netgi nesivargina, sako, aš nenoriu plėšytis ir tikrai čia kažkur skubėti, galų galia ką aš prarasiu metus,
aš gausiu žymiai daugiau išvažiavęs, ten ir būsiu 3 galvom aukščiau už savo bendraklasius, nu gerai, vėliau baigsiu mokyklą metais, bet tai kur mes skubam iš tikrųjų. Ir mes patarinėjom moksleiviam, kad nesakom, kad kažkuris variantas yra geriausias, bet visai, ką sakom, apgalvokit ir neapsikraukit ant galvos per daug atsakomybių. Nes, kaip vėlgi kartuojam ir visą dieną šiandien kalbam, tai jūs išvažiuosit, jums reikės mokytis kalbą, jums reikės mokytis, apskritai jums reiks pažinti kultūrą, jums bus nauji draugai, nauji žmonės, kiek bus veiklos daug ir dar jums lietuviška mokykla ant galvos kabės, kurią reiks daryti. Jūs busit pavargę, jūs busit, norėsit miego, jums dar tai atsakomybė ir galite tai tiesiog privesti prie to, kad jūs pavargsit ir norėsit grįžti iš mainų programos. Ir nieko nei to gerai padarysit, nei to. Tiesiog pasirinkti tokį variantą, kas yra gerai. Aš asmeniškai tai dabar esu 12, nors turėčiau jau būti baigus mokyklą. Iš tikrųjų nematau nieko tame blogo. Aš pati tai pasirinkau, mano mokykla davė tikrai galimybės man grįžti į savo klasę. Ir labai džiaugiuosi, kad tai padariau, nes man buvo didelis grįžtamasis kultūrinis šokas. Ir aš abejoju, kad būčiau dar ten labai sugebėjus dar papildomai mokytis ir maždaug į 1 metus sudėti 2 metus. O kas būna, kai vasarą važiuoji? Vasara turbūt tokia yra kultūrinė kelionė, vasara tai nėra visa vasara, dažniausiai priklauso kokia šalis, nes vienos šalis organizuoja 4 savaičių, tai yra mėnesis tik tai, kitos 8, 6 yra toksai, iki 2 mėnesių kažkur. Tai yra irgi gyveni šeimoje, mokykla aišku neini, bet būna keletas ekskursijų suorganizuota, tokių su visais mainų moksleiviais. Ir daugiau toksai per tą laiką, daugiau stengiasi pakeliauti po tą šalį, pati jau tada ir pažinta šeimas, kurioje gyveni, pažinta aplinka, kiek įmanoma per tą trumpą laiką, bet tokia kultūrinė daugiau programa, tiesiog nuvažiuoti ir pamatyti, kaip ten mėnesį pagyventi ir pamatyti, kaip ten, kaip vietiniai šeimoje gyvenimas, kaip čia pamatyti truputėlį aplinkosavą ir ta trumpoji programa yra tokia. Taip, metam įdomiau iš tikrųjų ir naudingiau, nes tu nei kalbos išmoksti, jeigu nori išmokti kažkokią kalbą net ir per semestrą iš tikrųjų, kaip matėt, pirmas semestras apskritai yra sunkus, nes tu adaptuojasi. Antras semestras yra tas, kur tiesiog nebenori grįžti po to, tai būna gerai. Tai ir šiaip tu pamatai visas šventes, visą ratų ciklą, visus sezonus, visas metų laikus galų gale ir taip toliau. Tai yra toksai metai, tarsi išbaigtas dalykas. Ir mes turėjom pavyzdžių, kai mūsų moksleiviai norėjo išvažiavo semestrui, paskui skambino ir sakė, norim likt, ką daryti, norim pratęsti programą. Tai, pratęsėm, aišku, ten visom galimybėm bandėm ir pratęsėm tą programą iki metų, nes, tiesiog, kiek važiavo semestrui, visi liko metam po to. Tai matėsi, kad tikrai neapsimoka semestrui važiuoti, nes vis tiek lieki po to metų. O jūs ar tik po Europos šalies? Visam pasauliu. Kol kas mes turim siūlomų šalių sąraše, jau pameluoti, 16 valstybių dabar šiuo metu, kur tikrai 100% tu gali išvažiuoti, bet tai nebūtinai reiškia, kad į kitas negali. Mes užklausim savo partnerių tose šalyse ir tada, Bet šiaip iš esmės apie 60 valstybių galima važiuoti visam pasauliu. Nes šiaip mes baigiam, tai nebent turi kažkokių klausimų dar mums, arba šiaip nori pašnekėti apie kažką. Tai mes...